Nu, ar Vėgėlė, ar bet koks kitas kandidatas yra lygiai toks pat pagal mano. Nu, tik tai vienas jaunesnis, kitas senesnis, vienas su vienokiu kaklaraiščiu, kitas kitokiu balso tembru. Aš kažkada seniau per Seimo, nežinau, prieš 10 ar prieš 12 metų, už Karbauskio, pavyzdžiui, partiją antrajam ture nuėjau ir irgi prabalsavau. Nes, Karbauskis kalbėjo, labai teisingai ir protingai. Lyginant su tais visais kitais senoliais, negražiai pasakysiu, su tom totaliom prostitutėm. Tai jis kalbėjo teisingai. Tai tam antram ture nuėjau ir už jo partijos tą narį. Paskui prasidėjo, kai Seime ir didžioji dauguma, ir tada sumaišo kas, kur, kaip, galvoju, Jėzau, tai kur žmogaus protas? Tai jeigu pakalbėjo teisingai, o paskui elgėsi šitaip. Paskui su Ukrainos vėliava ir būtinai reikia paremti, aš nesakau, jis taip gali ir nenori, bet taip nurodymai yra iš aukščiau, tai ir klausau, nes, mano biznis yra. O kai biznį turi, tai tada ir turi ką prarasti. Aš suprantu, kad nesunku gyventi. Tai aš neičiau balsuoti ir už Vėgėlę nebalsuočiau. Tegul žmonės išsirenka tai, kas jiem tinkama. Nes ar Vėgėlė, ar ne Vėgėlė, tai yra lygiai tas pats.